Gudriųjų metų nuotykį! Šito žaidimo pats principas būtų judink smegenis arba judink raumenis. Žaidimo eiga pati, tai tiesiog pasakoma, koks pratimas atliekamas bus ir tada duodamas klausimas ir vaikai tiesiog vardina atsakymus, kuris stringa, ilgai galvoja, pasako neteisingai, pasikartoja, tiesiog turi atlikti tą pratimą. Užduotis bus 5 pritūpimai, rankos į priekį, pilna pėda, kas nepasakys vardo, bet kokio vyriško arba moteriško, iš raidės L. Lukas, Laima, Liepa, Laurina, Leona, Lina, Loreta, Lina, Lukrecija, Linda. Tiesiog gal paįvairinimas mankštos, kad tai nebūtų kažkas labai monotoniška ir tiesiog vaikam galimybė pasireikšti gal ne tiem, kur patys būtinai sportiškiausi, bet kurie mąstymą turi greitesnį, turi daugiau žinių. Šitas žaidimas galimas taip pat naudoti ir kitose pamokose, pavyzdžiui, anglų kalboje, kada pasikartot žodžius, gilinti žinias.